Sveiki tautiečiai. Prieš kelias savaitės kreipiausi į Valstybės gynimo tarybą, prašydamas, kad būtų pateikti duomenys apie Kapčiamiesčio poligoną. Na, kalbininkai sako Kapčiamiesčio, žinau, kad vietiniai taria Kapčiamiesčio. Tai štai kėliau klausimus apie tai, ar sprendimas dėl poligono yra priimtas remiantis realiais pagrįstais duomenimis. Tai yra, ar tikrai yra būtinas dar vienas naujas poligonas, turint minty, kad 2022 metais turėjome 6 poligonus, dabar jau turime 9 poligonus, vieną iš kurių ketinama plėsti, na ir dabar sprendžiam, kad reikia dar 10. Tai pirmas klausimas, ar tokio poligono apskritai reikia treniruotėms karių. Ir antras klausimas yra, jeigu poligono iš tiesų reikia, kodėl poligonas turi būti ten, o ne kitur, turint minty, kad prieš keletą metų, kai buvo svarstomas Rūdininkų poligono steigimas, šita vieta buvo būtent atmesta ir pasakyta, kad jinai netinkama kariuomeniai. Ir štai gaunu atsakymą iš Lietuvos Respublikos prezidentūros ir jį cituoju jums. Suprasdami pagrįstą jūsų susirūpinimą dėl planuojamo steigti poligoną ir atsižvelgiant į jūsų rašte keliamus klausimus, pažymime, kad pagrindinė už šio sprendimo įgyvendinimo atsakinga institucija yra Krašto apsaugos ministerija. Klausimai susijęs su Kapčiamiesčio poligono steigimu, jo įgyvendinimo eiga ir kitais su to susijusiais aspektais priskirtini Krašto apsaugos ministerijos kompetencijai, todėl šiuo raštu prašome ją atsakyti į Seimo nario Igno Vėgėlės rašte pateiktus klausimus. Primenu prezidentūrai, primenu ir tam pačiam, kas pasirašė šį raštą, tai yra Davidui Matulioniui. Beje, Davidas Matulionis yra nuo 2025 metų balandžio 30 dienos Valstybės gynimo tarybos sekretorius. Kitaip tariant, jis atstovauja Valstybės gynimo tarybą, kiek tai liečia su trečiaisiais asmenimis pagal prezidento pavedimą, jį skiria Lietuvos Respublikos prezidentas. Tai štai primenu ir prezidentui, ir vyriausiam patarėjui Davidui Matulioniui, gynimo tarybos sekretoriui, kad aš klausiau ne apie įgyvendinimo aspektus. Prieš norint įgyvendinti tam tikrą dalyką, reikia visų pirma priimti sprendimą, ar jo reikia, ar ne, ir tik tada pereiti prie įgyvendinimo fazės. Aš klausiau, kad būtų pateikti visuomeniai Valstybės gynimo tarybos svarstyti naujo poligono poreikio ir Kapčiamiesčio poligono vietos parinkimo duomenys bei tų duomenų analizė, kuri buvo svarstyta ten, taip pat ir patį nutarimą. Jokių duomenų apie tai negaunu, jokių duomenų man nepateikia ir pasiunčia mane į Krašto apsaugos ministeriją. Tai yra Krašto apsaugos ministrui. Sako, jūs paaiškinkit, kaip mes tai gyvendinsim. Aš klausiu, ar yra duomenų, kad pateiktų valstybės institucija. Valstybės gynimo taryba yra valstybės institucija, koordinuojanti svarbiausius valstybės gynimo reikalus, darbotvarkę jos, kvietimą Valstybės gynimo tarybos narių, rūpinasi tuo Lietuvos Respublikos prezidentas. Posėdžiai Valstybės gynimo taryboje yra protokoluojami, nutarimai priimami visų Valstybės gynimo tarybos narių balsų dauguma. Visi turi balsavimo teises vienodas, bet Valstybės gynimo tarybos sekretorius skiria prezidentas ir jis ir pirmininkauja Valstybės gynimo tarybai. Tai kreipiuosi dar kartą jau viešai į Lietuvos Respublikos prezidentą, į Valstybės gynimo tarybos sekretorių, kad būtų pateikti klausimai, kurie buvo svarstyti Valstybės gynimo tarybai. Neįgyvendinamieji klausimai, bet klausimai, dėl kurių jau priimtas Valstybės gynimo tarybos nutarimas ir pagal kurį jau visa sparta vykdoma viešųjų ryšių kampanija, mano supratimu, dėl to, kad kalbam apie 13 sodybų, susitarta su jomis ar nesusitarta su jomis. 13 sodybų yra tik tai konkrečioje Kapčiamiesčio poligono teritorijoje. Visoje poligono teritorijoje bus netoli 90 sodybų patenka į tą teritoriją. Maža to, mes kalbam apie aplinkinius Lazdijų rajono gyventojus, kalbame apie atskiras gyvenvietės, atskirus miestelius, atskirus kaimus, kalbame apie gamtą, kalbame apie mišką, kurį Kapčiamiestyje reikės iškirsti, būtent toje vietoje, kur
tariamai galėtų pas mus ateiti priešas per Suvalkų koridorių. Tai per Suvalkų koridorių judant priešui mes iškertame mišką, kad būtų plynė, kad būtų lengva atvykti į Lietuvą, aš taip suprantu. Nes iki tol Seimas priėmė nutarimus, kad netoli sienos ir šalia kelių draudžiama kirsti plynai miškus, tam, kad būtų galima slėptis gynėjams mūsų, kariuomeniai mūsų. Dabargi mes elgiamės visiškai priešingai. Maža to, pačiame Kapčiamiesčio poligone juk neplanuojami jokie gynybiniai įtvirtinimai. Juk gynybiniai įtvirtinimai aiškiai, kaip juodo ant balto parašyta, ten nebus statomi. Tai šitas poligonas reikalingas tik pratyboms. Tada klausimas yra, Lenkai jau įgyvendina tą vadinamąją oro gynybos sistemą, didžiulę už keletą milijardų eurų. Estai pradeda statyti gynybos įtvirtinimus pasienyje, nori užsitikrinti, kad jų valstybė būtų saugi, kažkas panašaus, kas buvo Mannerheimo linija Suomijos, kuri sugebėjo atsilaikyti prieš Rusijos invaziją. O mes tuo tarpu prieš visus šitus sprendimus, realius gynybinius sprendimus, mes svarstome apie treniruočių poreikį, kuris yra išaugęs treniruočių vietų skaičius, pasirengimo kariuomenės skaičius nuo 6 iki 9 šiais metais ir siūlomas dar ir 10. Ir jokio poreikio, jokios analizės. O Valstybės gynimo taryba atsisako net pateikti duomenys, kurie buvo tenai svarstyti. Kyla natūralus klausimas, kodėl Valstybės gynimo tarybos sekretorius, atsakydamas į klausimą dėl Valstybės gynimo taryboje priimtų nutarimų ir jų duomenų priimant tuos, kurie nėra slapti, vėl pabrėžiu, yra tam tikra dalis, galbūt ir yra slapta, kiek tai liečia gynybą ir krašto apsaugą, bet visi kiti duomenys, tai yra kiek ten yra sodybų, kiek miškų reikės iškirst, kokios yra saugomos teritorijos, palyginamoji analizė su kitais, kiek yra užimtumas buvusių ir esamų poligonų ir taip toliau, šita informacija yra vieša. Tai šitos informacijos nepateikimas, atsisakymas pateikti ir pasiuntimas krašto apsaugos ministro aiškintis reiškia ne ką kitą, mano tokia yra prielaida akivaizdi, tiesiog tokių duomenų buvo nepateikta Valstybės gynimo tarybai prieš priimant tokį sprendimą. Ir šitas sprendimas, kuris yra priimtas, yra pagristas kažkokiais tai duomenimis, kurie neturi pagristų kariuomenės poreikių ir pagristų aiškinimų, kur būtų tikslesnė ir tinkamesnė vieta. Tai tokios peršasi išvados.